Kiekvieną rytą Vilnietis Egidijus iki savo automobilio rieda vežimėliu. Kad galėtų šalia namų pastatyti automobilį, specialiai pastatytas ženklas. Tačiau, pasak vyriškio, dažnai net jis nepadeda. Kiemas mažas, tad neretai ir rezervuotą vietą randa užimtą. Vakare atvažiuoju, tai jeigu užimta būna, tai nieko nedasišauks ir policijos lauksiu kokias 3 valandas. Sėdėsi, nes niekur nebus pastatyti, o man pastatyti prie kitoj pusėje kelio prie iki ir važiuoti su vežimėliu į kalną per sniegą, tai čia iš vis neįmanoma. Trūkstant parkavimo vietų, kaimynai neretai netgi susipyksta. Vilniaus socialdemokratai sako žinantys išeitį. Panaudojant gatvių raudonasias linijas, praplatinant pravažiavimus kiemus, o taip pat panaudojant dalinai žaliąją veją, naudojant specialią akytą plokštę skirtą parkavimui, kurios kaina nėra labai didelė, galima būtų padvigubinti gyvenamosiuose mikrorajonuose parkavimo vietų skaičių. Įrengti vieną parkavimo vietą kainuotų tik 700 litų. Naudojant akytą plokštę, pro ją galėtų augti žolė, o automobiliai stovėtų ant plokštės. Tad žoliai nekenktų ir kiemai galėtų išlikti tokie patys žali.